Elektroninė sveikatos draudimo kortelė suteikia galimybę lengvai ir saugiai naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis. Šiame vaizdo įraše sužinosite, kaip ją aktyvuoti, kur galite ją naudotis ir kokią naudą ji teikia. Eikite į Play Store arba Apple vartotojams į Apple Store ir atsisiųskite Union programėlę. Baigę atsisiuntimą ir įdiegimą atidarykite ją. Tada peržiūrėkite pranešimus ir prisijunkite. Norėdami prisijungti, naudokite savo draudimo numerį, kurį rasite elektroninėme laiške, kurį jums atsiųsime. Tada įveskite slaptažodį ir patvirtinkite. Tada spustelkite SMS žinutę neatėjo. Pasirinkite laiško kodo autentifikavimas ir įveskite elektroninėme laiške nurodytą kodą. Kitas žingsnis – sukurti PIN kodą. Rekomenduojame naudoti savo gimimo metus. Įveskite PIN kodą 2 kartus, kad jį patvirtintumėte. Ateityje PIN kodą naudosite tik norėdami prisijungti. Štai ir viskas. Sveikatos draudimo kortelė yra po ranka bet kur ir bet kada. Ją galite atidaryti spustelėję čia. Čia pamatysite savo nacionalinę draudimo kortelę ir Europos sveikatos draudimo kortelę. Žemiau yra mygtukas, kuriuo galite atidaryti brūkšninį kodą. Čia taip pat galite pamatyti savo vaistų receptus. Galite peržiūrėti galiojančius, priimtus arba negaliojančius receptus. Pirmą kartą prisijungęs prie sistemos galite naudotis savo sveikatos draudimo kortele ir net neturėdami internetinės prieigos. Atidarykite programėlę ir įveskite PIN kodą. Pasirinkite taip ir įeikite į savo kortelę. Turint sveikatos draudimo kortelę telefone, nebereikia rūpintis, ar baigsis jos galiojimo laikas ir ar turite fizinę kortelę. Ją susikurti užtrunka tik 2 minutes, o jei prireiktų pagalbos, tiesiog paskambinkite mums ir mes padėsime viską nustatyti.